žodžiu, net garsiai šnekėti nebeturiu jėgų. Jeigu apie viską nuo pradžių, tai, žodžiu, buvom šiandien ofise. Ryte pavedžiau šunį, tada per pietus Arnas jau grįžo pavedžioti šunį, o aš likau ofisėlį kalėdinio vainiko pinti. Aš jį sėkmingai nupyniau, jisai yra man už nugaros gerokai va ten. Nuotrauką turbūt jau matėte, įdėjau aš, žodžiu, kelis tokius video ir panašiai. Mezgimas mano truputėlį verkė, toks vidutiniško pajėgumo, nes numezgiau vieną rankovę, va čia, šios dienos spalva ir va šita žalia paskutinė. Tada pradėjau antrą rankovę, turiu kiek čia kokią eilutę gal, nežinau kiek čia matos, bet kokią eilutę, gal. Ir, žodžiu, kūnas net nepajudintas, nes aš kūno realiai šiandien tik pabaigiau vakarykštę spalvą, nes vakar numegztinį baiginėjau ir, žodžiu, net nebespėjau. Aš labai atsiprašau, žiūri, noriu miego jau. Dabar yra po 11:10. Ir man reikia čia viską suklijuoti, suredaguoti. Bet aš čia greitai tikiuosi. Ir viskas, eik miegot, nes ryte reikės visą žalią kūną numegzti ir viską numegzti su rytojaus spalva. Tai va, žodžiu, vainikų pynimas užskaitytas. Rytoj taip įvertinsiu dienos šviesoje, kaip jis ten atrodo. Ir jeigu reikės, tai nuo savęs pridėsiu iš namų ūkio kokį nors papuošimą, bet man tas vienspalvis variantas kuklus labai patiko ir, žodžiu, turėtų būti gerai. Tai va. Tai gal ir viskas tam kartui. Šuniuko mažai, nes šuniukas vis dar parpia sėkmingai. Žodžiu, mano draugė pati geriausia. Ir viskas. Ir dar mane išbėrė čia, nežinau nuo ko. Žodžiu. Vakarėlis, diena tai Uber. Ir prisiminiau, kad mes jau viskas persiritom į antrą pusę, šiandien 13. Tai jau pradėjom antrą pusę megzti adventų visų. Ir nebetiek daug beliko. Tai va, arba rytoj, arba poryt gal jau net reklę namuose puošim, nes kampas va tuščias, ar nuo vienaratis ten sėdi. Ir, žodžiu, gyvenimas nesustoja. Einu dar biškį eilutę vieną kitą pamegzt ir pabandysiu rytoj ką nors dar pasakoti.